Knygos anatomija. Kakė makė. Teksto ir iliustracijų anatomija pagal Liną Žutautę. Pradžia. Viskas prasidėjo nuo kakės makės istorijų pasakojimų sūnui, bet tada dar neturėjau minties jų paversti knyga. Tiksliau, kartu vartydavome angliškas paveikslėlių knygas, versdavau jam tekstą ir galvodavau, kodėl turiu būti vertėja, kodėl nėra lietuviškų paveikslėlių knygų. Eidavau per lietuviškus knygynus ir nerasdavau nieko, kas mums tiktų. Taip supratau, kad norėčiau iliustruoti paveikslėlių knygą. Tuo metu dar buvo gyvas Gendrutis Morkūnas. Jo knyga Grįžimo istorija buvo mano pirmoji iliustruota knyga vaikams. Mus siejo labai artimas ryšys. Dažnai pasikalbėdavome apie paveikslėlių knygą, bet tekstas jai niekaip negimė. Vėliau Gendrutis susirgo ir sumanymas liko neįgyvendintas. Po to atėjo didžioji ekonominė krizė 2008-ieji. Turėjau keletą užsakymų iliustruoti knygas, bet visi jie buvo atšaukti. O mūsų namuose jau vyko nuolatiniai kakės makės pasakojimai. Tai buvo kasdienis ritualas. Tada neturėjau plano sukurti knygų seriją ar visiems žinomą personažą. Vaikščiojau be darbo iš kampo į kampą ir pagalvojau, kodėl nepabandžius pačiai visko užrašyti. Tiesiog iš neturėjimo ką veikti užrašiau tą istoriją apie kakę makę ir netvarkos nykštuką. Kodėl pasirinkau būtent šitą? Nežinau, istorijų buvo daug. Tiesiog pajutau, kad reikia užrašyti būtent ją. Gal norėjosi stebuklinio veikėjo? Man fantastiniai personažai vaikų knygose visada atrodė labai smagus. Dabar labai gailiuosi, kad neužrašiau visų istorijų. Daug jų jau esu pamiršus. Kai pirmosios knygos tekstas buvo parašytas, nusiunčiau leidyklai tik vieną nuspalvintą iliustraciją, pusę atvarto, ir vieną nespalvotą linijinį piešinį. Atsimenu, kad išsiunčiau antradienį apie 2 valandą, o po 2 valandų jau turėjau atsakymą, kad tinka. Penktadienį pasirašėme sutartį. Tikras kosmosas. Viskas atsirado laiku ir vietoje. Atsimenu, išėjau pasivaikščioti su šunimi ir pajutau labai stiprų vidinį impulsą. Grįžk namo ir rašyk laišką. Net sunku tai apibūdinti, lyg vidinis stumtelėjimas. Grįžau ir parašiau. Augimas. Kai pirmoji kakės makės knyga buvo atspausdinta, išvažiavau į Pietų Korėją. Ten vyko literatūrinis festivalis. Knyga buvo išversta, vyko dirbtuvės. Grįžusi sužinojau, kad visas tiražas, apie 2 ar 3 tūkstančius egzempliorių, išparduotas per kelis mėnesius. Po to atsirado antra knyga. Neatsimenu, ar pasiūliau aš ar leidykla. Bet jau buvau pajutusi, koks jausmas pačiai iliustruoti savo tekstą ir nebenorėjau piešti kitiems. Pasirodžius antrai knygai, pasiūliau pagaminti ir papildomų dalykų, pavyzdžiui, kelnes ir lėlę. Tuo metu jau buvau mačiusi, kaip atrodo tokie knygas palydinti suvenyrai. Ir man atrodė visiškai logiška, kad jei knyga yra populiari, tai turėtų būti ir kitų prekių. Tačiau leidykla į tai žiūrėjo gana skeptiškai. Gal jiems buvo per anksti, dar neturėjo tokios patirties ir bijojo. O gal ir pagal leidyklos nuostatus dar negalėjo imtis tokių dalykų. Tam reikalingos didelės sąnaudos, daug atsakomybės. Žodžiu, jie į tai žiūrėjo labai atsargiai. Tačiau aš jau tada supratau, kad papildomi gaminiai prie knygos yra būtini. Vėliau atsirado ir lėlė, ir kelnes, ir dar daug produktų, nes į leidyklą ėmė kreiptis patys gamintojai, norėdami pasiskolinti kakės makės vardą savo gaminiams. Vėliau pradėjo rastis papildomi leidiniai, lavinamosios knygelės. Fiziškai visko nebespėjau. Buvo labai sunku surasti kitą iliustruotoją, galintį atkartoti stilių. Esu labai patenkinta iliustruotoja Laima Zulonė. Ji labai tiksliai perėmė mano braižą.
Jos iliustracijas galima pamatyti vėlesnėse enciklopedijose. Kai istorijas pradėjo kurti kiti autoriai, aš tai priėmiau kaip neišvengiamą augimą. Ne visada buvau patenkinta rezultatais, bet supratau, kad visko kontroliuoti neįmanoma. Būna atveju, kai pasakau ne, taip negalima. Pavyzdžiui, kai personažui priskiriami dalykai, kurių mano sukurtame pasaulyje niekada nebuvo. Tarkim, akvariumas ar žirkienas. Aš sąmoningai vengiau tokių gyvūnų. Man norėjosi, kad personažas turėtų tokį augintinį, kokio labiausiai nori vaikai. Juk dažnai tai būna, kad prašo šuns ar katino, o gauna žuvytę. Tokį savotišką bulvinį prizą. Mano knygose to nėra. Pasiruošimas. Ruošdamasi knygoms dažnai darau namų darbus. Domiuosi, kaip kažkas veikia. Man labai svarbu, kad viskas būtų logiška. Pavyzdžiui, knygai Kakė Makė ir didelė tamsa ilgai ieškojau, kaip sukurti įdomius šešėlius, kokias figūras galima padaryti rankomis. Instrukcijos buvo priešlapiuose, ilgai ieškojau ko nors įdomesnio. Knygai Kakė Makė ir baisi neteisybė reikėjo pasigaminti siūlų žmogeliuką, irgi ieškojau informacijos, kaip jis daromas. Apskritai daug ieškau, pavyzdžiui, knygos Kakė Makė ir dovanų dėžutė prieš paskutiniam puslapiui reikėjo pritaikyti visokių smulkių daiktų, šiukšlyčių. Žiūrėjau, kokius darbelius iš jų galima padaryti. Tikrai reikia viską tikrintis, kad knygoje nenusišnekėtum. Man labai svarbu, kad istorijose veiktų tikri, ne iš piršto laužti dalykai. Stilius. Eskizų aš niekada nemėgau ir jų beveik nedarydavau, net studijų metais. Jei peržiūrose jų būdavo prašoma, pirmiausia padarydavau galutinį darbą, o tik tada, žinodama, kad reikės parodyti procesą, prisipieždavau eskizų. Viską sukuriu galvoje, o paskui tai, ką jau mačiau, tik apvedžioju ant popieriaus. Iš pradžių iliustruojant Kakės Makės knygas viskas buvo labai paprasta. Pieždavau pieštuku, vėliau piešinius skenuodavau, turėdavau linijinį vaizdą ir spalvindavau kompiuteriu, Photoshop programoje. Pirmas knygas spalvinau kompiuterinę pele. Kai atsirado grafinė planšetė, procesas persikėlė į ekraną. Pradžioje mano iliustracijose buvo daugiau faktūrų ir tekstūrų, bet vėliau atsirado noras supaprastinti. Gal pats stilius labai ir nepasikeitė. Man atrodo, jis daugiau ar mažiau išliko tas pats. Galbūt sumažėjo faktūrų, meniškų detalių, atsirado daugiau žaismingumo. Vaikams tos subtilios faktūros dažnai nėra tokios svarbios. Jie jų neanalizuoja, neieško, kaip kas techniškai padaryta. Žinoma, visiškai be jų knyga prarastų dalį žavesio. Bet mano manymu, svarbiausia vaikų paveikslėlių knygose yra maži, slapti dalykėliai. Kažkas lentynoje, kažkur paslėpta smulkmena, kurią pamatai tik 3. ar 4. kartą vartydamas knygą. Kakės Makės rakursų, kuriuos jau galiu naudoti nebepieždama, turiu begalę. Gal 30 skirtingų galvų variantų, kuriuos nuolat kaitalioju. O kūnus dažniausiai pritaikau arba perpiešiu pagal poreikį. Lygiai taip pat ir su kitais personažais. Mama, tėtis, senelė turi po kelias versijas. Yra ir tokių veikėjų, kurių variantų mažiau. Bet pagrindiniai, ypač daug naudoti knygose, jau turi visus reikalingus rakursus. Todėl, dirbdama su naujomis istorijomis, galiu naudoti tai, kas jau yra sukurta. Ir man pačiai labai smagu matyti, kiek daug medžiagos per tą laiką susikaupė. Aplinka, personažai. Kai kurios detalės knygose atėjo iš realybės. Lentynos, spintelės, tam tikri rakursai. Tačiau daugiausiai perkelta realių sūnaus Karolio žaislų. Pačioje pradžioje baigtą knygą atiduodavau peržiūrėti savo vaikui, kūrybos vadovui. Jis atidžiai patikrindavo detalės. Pamenu vieną atvejį. Nupiešiau kareivėlį su kardu vienoje rankoje,
o jis pastebėjo, kad tikrasis žaislas kardą laiko kitoje. Pataisiau. Dažniausiai rėmiausi tuo, ką vaikas iš tikrųjų turėjo, nes man patiko stebėti, domėtis, ieškoti. Žaislai tapo pagrindu. Taip pat knygose atsirado ir detalių iš mūsų pačių namų. Paveikslai, sienų detalės, aplinka. Ne viskas perkelta vienas prie vieno, bet daug kas panašu, atpažįstama. Personažų išvaizdos nekūriau pagal realius žmones. Tiesiog piešiau ir taip susidėliojo. Tačiau šeimos sudėtis buvo sąmoningas sprendimas. Mano pačios močiutė man buvo labai svarbi, todėl norėjau, kad senelė knygoje būtų tarsi antra mama. Senelio nėra. Ne todėl, kad jis nesvarbus, tik nenorėjau perkrauti istorijos per dideliu veikėjų kiekiu. Čiūčios istorija ypatinga. Nupiešiau tokį šunį, kokio labiausiai norėjau vaikystėje. Ir tik po 7 ar 8 metų internete pamačiau, kad tokia šunų veislė iš tikrųjų egzistuoja. Atrodė neįtikėtina, bet dabar aš jį turiu namuose. Visiškas kosmosas. Svajonės materializacija. Katino istorija taip pat atkeliavo iš realybės. Mes jį priglaudėme tiesiai iš gatvės. Juoda su balta. Labai ligota. Jis pas mus gyveno tik metus, bet per tą laiką atsigavo, tarsi pailsėjo nuo gyvenimo. Taip jis ir persikėlė į knygą. Tėčio ir mamos personažai labiau iš fantazijos. Jų charakteriai gimė intuityviai. Senelę norėjau pavaizduoti tokią, kokios dažnai būna senelės. Viską leidžiančią, šiek tiek pašėlusią, su džinsais ir tekina. Tėtį šiek tiek pašaržavau, sukūriau išsiblaškiusi, kartais vengianti atsakomybės, bet galiausiai ją prisiimanti. Man nesinorėjo idealių teigiamų herojų. Norėjosi personažų su silpnybėmis, atpažįstamų ir vaikams, ir tėvams. Rašau ir piešiu taip, kad man pačiai būtų įdomu. Manau, būtent dėl to knygos tapo tokios populiarios. Juose žmonės rado save. Niekada nenorėjau kurti idealaus pasaulio. Norėjau parodyti tokį gyvenimą, koks jis yra, su klaidomis, tinginystė, neišpildytais pažadais. Man atrodo, toks pasaulis yra daug įdomesnis ir tikresnis. Kūrybinis procesas. Pirmosios knygos sukūrimas užtruko apie 1,5 metų. Nebuvo jokio termino. Dabar vieną knygą galiu padaryti per 4 mėnesius, neskubėdama. Dar prieš pradėdama rašyti knygas dirbau iš namų. Buvau susikūrusi aiškią rutiną. Atsikeliu ryte, pasidarau smulkius reikalus ir einu į darbo kambarį. Jei jau atsisėdu prie kompiuterio, vadinasi, atėjau į darbą. Paprastai baigdavau apie 5 ar 6 valandą. Jei spausdavo terminai, dirbdavau ilgiau, bet stengiuosi nepersidirbti, nes esu patyrusi. Persidirbi, nebesinori nieko, įstringi blogoje nuotaikoje, o paskui dar mėnesį reikia atsigavinėti. Kai iliustruoju, viskas labai paprasta. Atsikeliu ir einu piešti. Tai tarsi darbas biure, tik mano biuras yra už kelių žingsnių nuo lovos. Tačiau istorijų aš niekada nesugalvodavau sėdėdama prie kompiuterio. Man taip neveikia. Geriausios istorijos gimsta tada, kai apie jas tiesiogiai negalvoji. Važiuojant dviračiu, vaikštant, būnant kažkur tarp kitų dalykų. Man tai panašu į sodininkystę. Pasodini mintį galvoje ir leidi jai augti. Kartais reikia palieti, kartais išravėti, bet galiausiai ji užauga pati. Buvo laikotarpių, kai reikėdavo persijungti tarp skirtingų knygų ir skirtingų skaitytojų. Pavyzdžiui, kai rašiau 9 apgamėlius. Ir tuo pat metu reikėjo dirbti su Kakė Makė. Tada jau daugiau pastangų prireikė persiorientuoti. Bet per tiek metų tas procesas tapo gana natūralus. Esu mąsčiusi, kad gal jau pavargau, gal noriu piešti kitaip, keisti stilių, daryti kažką visai naujo.
bet esu sėkmingame kelyje ir vis tiek važiuoju toliau. Džiaugiuosi rezultatais. Negaliu pasakyti, kuri iš visos serijos knygų buvo sunkiausia ar lengviausia. Visose būna momentų, kai kažkas nesiseka, kai pieši ilgai ir vaizdas nesusideda taip, kaip įsivaizdavai. Dažniausiai viską perdarau ir po to tiesiog pamirštu, kad buvo sunku. Kalbant apie smagiausią patirtį, smagiausia piešti monstrus. Tada galiu duoti visišką laisvę fantazijai. Niekas nevaržo, nereikia laikytis realybės rėmų. Tikras išlipimas iš įprasto pasaulio. Pastebiu, kad vaikai per 15 metų labai pasikeitė. Jie tapo racionalesni. Sunkiau pasiduoda fantazijai. Kartais prašo įrodyti, kad stebuklai egzistuoja. Technologijos labai paveikia vaizduotę. Bet vis dar yra vaikų, kurie kupini smalsumo. Ir susitikimai su jais mane labai įkvepia. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto namai – Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos kūrėjos biografiją ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.